Sveiki visi atvykę į mano kanalą, mano vardas Monika ir šiandien aš jums papasakosiu, ką aš nuveikiau per Liepos mėnesį. Tai pradėkim nuo to, kad Liepos mėnesį aš atostogavau ir galvojau, kad tikrai išsiuvinėsiu daugiau negu įprastą mėnesį, kai visą mėnesį dirbu. Tačiau to nebuvo, nes tiesiog buvau nepilnai vieną savaitę išvykusi ir ten, kaip pasakyti, nebeturėjau jėgų tiek skirti siuvinėjimui. Tai pradėkim kaip visada nuo siuvinėjimo, tada pereisim prie nerimo, turiu truputėlį ką parodyti nerime. Ir jau kaip įprasta, mezgime nieko nenuveikiau, tai kažkaip pamegzti visiškai noro nėra tos kojinės, kurią aš esu pradėjusi, tai vis galvoju, galbūt verta būtų pradėti kažkokią naują kojinę ir gal grįžtas noras megzti. Tai pradėkime nuo siuvinėjimo. Išsiuvinėjau iš viso per Liepos mėnesį 10,5 tūkstančio kryželių, tai yra netgi mažiau negu birželį ar prieš tai buvusius mėnesius, bet turiu vieną pabaigtuką, pabaigtukas aišku nedidelis, ir vieną naują procesą, kurio jūs dar nematėte. Ir tai tuos 10,5 tūkstančių padariau aš per 10 darbų. Kai kurie darbai pajudėjo daugiau, kai kurie mažiau. Tai pradėkime iš eilės. Tai mano vienas ir vienintelis pabaigtukas būtų štai toks knygos skirtukas. Čia yra Royal Paris firmos. Aš renku kolekciją, ką galiu, ir šitą darbą siuvinėjau iš popieriaus, tai negaliu pasakyti dabar tiksliai, kiek yra kryžiukų, bet aš juos skaičiavau, nes man reikėjo atsiskaityti bingo žaidime. Tai kaip atrodo. Iš tikrųjų siūlų likučių nepasėmiau parodyti, bet siūlų likučių man rodos liko tiek, kad tikrai galima išsiuvinėti dar vieną tokį darbą. Tik aišku, plastikiko jau reiktų paimti savo, antra pusė yra kaip ir visada neapipavidalinta. Tai štai toks, ir dabar pereikim prie procesų. Tai rodysiu ne iš eilės, kai kurie procesai bus jau ganėtinai seniai matyti. Tai štai yra mano Mereškos Gdanskas procesas. Tai šiam darbę aš padariau tik 300 kryželių, nes vėlgi reikėjo bingo ir kiek reikėjo, tiek ir padariau. Beje, vasaros metu, tai yra Liepos ir rugpjūčio mėnesį, yra bingo mažesnės normos, tai per Liepos mėnesį man pavyko pirmą sykį užpildyti visą lentelę, nepanaudojant jau savo sukauptų bingo, dėl ko aš labai džiaugiuosi. Labai norėčiau, kad tai ir įvyktų rugpjūčio mėnesį, bet neaišku, kaip bus, nes jau yra rugpjūčio 6 diena ir aš per tas 6 dienas esu išsiuvinėjus tik 1200 kryželių ir užpildžius tik 2 langelius. O jau rugpjūtis kaip ir įpusėjo. Įpusėjo, pirmą savaitę tik. Tai tie 300 kryžiukų buvo padaryti štais čia, ir čia pasirodo jau yra kampo pabaiga, o aš galvojau, kad čia tik kažkur ties pusė. Kažkaip įsivaizdavau, kai paėmiau, nes aš seniai besiuvinėjau, įsivaizdavau, kad jis yra didesnis, ir aš viską, kas čia yra, tai siuvinėjau be sagos iš popieriaus, o jau dabar turiu sagą ir jau tuos 300 kryžiukų siuvinėjau su saga. Štais. Ir kitas mano judintas darbas, tai yra mano žąsis. Ir jos dabar atrodo štai taip, nes yra perkelta jau medžiaga, kad galėčiau siuvinėti į viršų, ir jau tuoj atrodo, kad bus jau pats tas viršutinis kampas. Taip, šiame darbe aš išsiuvinėjau 1500 kryžiukų
tai nei daug, nei mažai. Ir žinoma, kai toks didelis darbas, tai nelabai ir matosi, kur jie buvo padaryti. Tai truputį ten apibėsinau žąsis ir, jei neklystu, tai jei neklystu, čia mišką ir jau prasidėjo kalnas. Ir jau virš to kalno, man atrodo, ar 10 ar 20 kryžiukų, tai yra jau viršutinė, pats viršus. Šiaip man jis labai lengvai siuvinėjasi, tik kad jis yra toks didelis, kad net neaišku, kada aš baigsiu, nes maksimum, ką aš ant šito darbo išsiuvinėjau per mėnesį, tai yra 2000 kryžiukų ir tai yra to pagalba bingo. Kitas mano siuvinėtas darbas tai buvo pantera, tai ant panteros yra išsiuvinėta 1700 kryžiukų per Liepos mėnesį. Ir štai jau kaip jinai atrodo. Šiaip jau yra kaip ir pabaiga. Na, iki pabaigos liko 2000 kryžiukų. Ir kuo ta pabaiga arčiau, tuo man yra sunkiau siuvinėti. Ir rugpjūčio mėnesį, jeigu viskas gerai, aš turėčiau ją kaip ir pabaigti. Na, bent jau 1000 kryžiukų, kiek mačiau, tikrai aš išsiuvinėsiu, jei ne daugiau. Na, aišku, jeigu ten liks 200-300 iki pabaigos, tai bandysiu įsiuvinėti iki galo. Ką galiu pasakyti, kad tikrai man pritrūks metalizuoto sidabrinio siūlo. Tai imsiu tą, ką turiu. Ir aišku, jeigu turėtų niekas nesimatyti ir jeigu niekas nesimatys ir viskas bus gerai ir su tuo mano turimu bus siuvinėti žymiai lengviau, tai tikriausiai būsiu nusivylusi, kam aš to nepadariau pačio mėnulio pradžioj, kai pradėjau siuvinėti, kad nereikėtų man nervintis. Ir kas yra man sudėtingiausia, dėl ko tada to darbo kaip ir nenoriu siuvinėti, nes yra likę nemažai pavienių tų žvaigždučių išsibarsčiusių po visą medžiagą, tai čia reikia skaičiuoti ir siūlas, tas užtvirtinimas yra netoks jau ir lengvas, kai yra vienas kryžiukas, o aplinkui to kryžiukų nėra. Tikėkime, kad jau kitą mėnesį pamatysim baigtą rezultatą. Taip, tai kitas mano darbas, kuris buvo siuvinėjimas, tai yra mano vabzdžiai. Jiems buvo išsiuvinėta 322 kryžiukai. Ir kaip jie atrodo šita bitutė. Čia trūksta tik tais bieso ir liks laumžirgis ir bus visas rinkinys baigtas. Nežinau, ar rugpjūčio mėnesį man pavyks pabaigti, bet jau norėčiau šį darbą baigti. Tai kaip atrodo. Čia liko visiškai mažai, apie 1000 kryželių, čia su pusiniais ir su biesu. Tai na ir sekantis mano darbas būtų tai naujas pradėtukas, kur minėjau, kad turiu. Ir jame aš padariau 1600 kryželių. Ir štai kaip atrodo. Čia toks jūrinis, pavasarinis dizainas. Ir kaip čia pasakyti, dėl ko aš jį pradėjau, nes aš važiavau prie jūros per atostogas ir galvoju, neturiu jokio vasarinio jūrinio dizaino. Turiu Dimensions Petitą pradėjusi ten švyturį, bet aš jo nenorėjau. Tai iš savo visų 50 pradėtukų neradau ką siuvinėti, tai pradėjau naują, nes kaip žinote, aš turiu išsiuvinėti 2 darbus, kad galėčiau pradėti vieną pradėtuką. Tai aš turiu jau buvau sukaupus 2 pradėtukams, tai dabar dar galiu vieną pradėti, jei neklystu. Jeigu man atmintis neapgauna, tai jeigu pabaigsiu panterą ir tuos vabzdžius, tai jau galėsiu pradėti dar vieną. Bet čia ateityje, ir kaip šitas darbas atrodo, tai čia būtų autorinė schema. Štai, tokia širdutė. Tai čia buvo, kai įsigijau ir iškart pradėjau
tai nereikėjo ilgai laukti pradžios. Nes, na, žinot, kaip būna su tom autoriniam schemom, įsidedi į sagą ar į kitą kokią papkę, kur čia laikom tas autorinės ir viskas jinai stovi, gali stovėti metų metus ir būti nejudinama. O čia aš pradėjau, įsigijau ir iškart pradėjau, tai dėl to labai džiaugiuosi. Tai vat kaip atrodo. Ir šitą darbą siuvinėjau kaip ir visus tos 1600 kryžiukų be sagos, nes buvo visai malonu prisiminti siuvinėjimą be sagos. Tik aš, vienas dalykas, tai buvo mano sugalvota užduotis bingo ir kai siuvinėjau tą užduotį, tai man visai patiko, tai ir aš toliau pratęsiau visą šitą siuvinėjimą, tik sagoje aš tada žymėjausi, išsiuvinėjau tą ženklą ir žymėjau kaip išsiuvinėta, bet schemą naudojausi popierinę ir visai patiko, tai gali būti, kad visą šitą darbą bandysiu siuvinėti iš popieriaus. Galėčiau siuvinėti ir aš tokiu būdu ir kitus savo turimus darbus, kur neturiu sagos, bet siuvinėjau šitą, nes pakol kas taip noriu, o kaip dėl kitų bus, tai pagyvensim ir pamatysim. Ir kitas mano siuvinėtas darbas, tai kaip galima sakyti pagrindinis, tai būtų štai šita Dimensions mergina. Tai jau čia netoli bus galas vieno kampo. Ir čia jau turiu 54% išsiuvinėjus iš viso, o per Liepos mėnesį aš išsiuvinėjau 2484 kryžiukus. Tai ir kaip atrodo, siuvinėjasi ganėtinai lengvai, jau ir padariau biesą savo išsiuvinėtai daliai, tik man tą biesą daryti kaip ir nelabai patiko. Jūs žinot, kad aš biesą nemėgstu, bet čia tas biesas buvo toks, turėjo būti ilgas dygsnys ir kai kur tikrai aš jau dūriau iš akies, kad atitaikyčiau, kur prasideda ir kur baigėsi. Tai siuvinėjom šitą darbą su Ilona ir Marija, tai gali būti, kad mūsų truputėlį skirsis darbai dėl bieso, nes tiesiog man tai buvo paprasčiau daryti, tai aš taip ir dariau. Tai kaip atrodo, ir jeigu ir toliau taip siuvinėsiu, tai metų gale turėtų būti šio darbo pabaiga. Ir kitas mano darbas būtų kalėdinis senelis toks žalias, jeigu prisimenat kaip atrodo, ir ant šio darbo išsiuvinėjau 412 kryželių ir kaip jie atrodo. Tai šitą darbą pasimiau siuvinėti todėl, kad bingo žaidime reikėjo siuvinėti daržovės kokias nors. Ir aš maisto nelabai turiu kažką pradėjusi, tačiau, kaip nekeista, šitas senelis laiko pintinėje daržovės, kopūstą, pomidorus, morkas, man atrodo. Tai tokius vasariškas užduotis aš siuvinėjau ant žieminio dizaino. Paradoksas. Ir kaip atrodo, tai kai pradėjau šitą darbą, aš jums minėjau, kad dėl medžiagos, kad norėjau šitą ir kad pradėjau siuvinėti, atrodė man, kad viena spalva, štai šita, labai susilieja su pačia medžiaga ir gali nesimatyti, bet kai išsiuvinėjai kitas spalvas aplinkui, tai kaip ir viskas gerai. Tai manau, kad viskas gausis gražiai, kai pabaigsiu. Ir paskutinis mano siuvinėtas darbas, tai būtų Dimensions, štai tokie stiklainiai. Ir ant šių stiklainių aš išsiuvinėjau apie 827 kryžiukus. Ir kaip jie atrodo. Kaip siuvinėjasi, tai čia, manau, neverta net pasakoti. Ant plastikiuko Dimensions siuvinėjasi ganėtinai lengvai, nes viskas siuvinėjasi 2 gijom arba viena. Ir biesas darosi viena gija, o nereikia ten 3, 4 gijomis, kaip įprasta yra Dimensions rinkiniuose. Tai
kaip yra. Aš turiu jau, jeigu pamenat, išsiuvinėjusi vieną tokio pat, nu kaip čia pasakyti, stiliaus stiklainius žieminius, tai šitie bus 4 kitiems į kompaniją. Na ir čia buvo viskas su siuvinėjimu. Tai viskas. Tai dabar pereikim prie nėrimo. Turiu keletą nėrimo procesų ir ne tik žaisliukų. Ne procesų, atsiprašau, turiu keletą nėrimo darbų, bet kaip įprasta mano kanale yra matyti žaisliukus, tačiau parodysiu jums ne žaisliukus. Tai štais tokią įmautę knygai nusinėriau ir kaip aš ją nusinėriau. Iš tikrųjų, aš per Liepos mėnesį neminėjau, kad pasiuvau 2 knygos dėklus. Vieną padovanojau draugiai Rasai ir kitą daviau mamai. Ir kai pradėjau siūti, pagalvojau, kad aš galiu pabandyti nusinerti knygai dėklą. Tai vat nusinėriau, kaip jis visai ir patogus yra, tačiau man norėtųsi galbūt į vidų įsisiūti medžiagą, nes kaip čia pasakyti, įdedant knygą, knygos kampai užkliūna kur nors vat, į nertą vietą. Tai galbūt ateityje įsisiūsiu į vidų medžiagą, kad išvengti to užstrigimo siūluose. Tai vat ir kitas mano pabaigtas darbas yra, kai pabaigtas, trūksta įsiūti sagą, tai yra tokia tašytė rankinukas per petį. Vat, kaip atrodo, čia tokia iš virvės. Tiesiog aš turiu keletą virvių ir stovi man lentynoje tos virvės nenaudojamos ir reikia kažkaip atlaisvinti vietą, kad būtų. Tai vat radau YouTube'ai pamokėlę ir vat pasidariau tokią tašytę. Ir rankeną pasidariau per ilgą ir reikės viską, išardyti tą rankeną ir biškį sutrumpinti. Tai vat kas gal. Aš pati šiaip iki dabar nenešioju tokių rankinukų, tašių, nes aš turiu, bet man jos yra per sunkios, nes aš dažniausiai visada į savo rankinuką, kuprinę ar kitokią turiu įsidėti knygą. Be knygos niekur neinu, o šita sveria nemažai ir dar knyga ir piniginė, tai truputėlį sunkoka. Aišku, dabar dar neišbandžiau, gal bus, nes ši virvutė, iš kurios nėriau, yra plonesnė nuo mano turimos rankinės, tai gal bus truputėlį lengviau ir galėsiu nešti, nes aš pirkau galvodama nusinerti tokį ant stalo padėkliuką, bet perki su vienu noru ir iš to padarai visiškai ką kitą. Na ir paskutinis mano, ką noriu parodyti iš nėrimo, tai būtų čia dar neužbaigtas darbas, o procesas, tai parodysiu vat štai tokį kūnelį. Vat kaip atrodo. Čia bus lėlytė, dar be galvos, va tik toks kūnas, turi būti dar suknelė, plaukai ir galvytė. Šitą darbą pradėjau nerti netgi birželio mėnesį ir kaip ir sustojau ir Liepos mėnesį galvoju, reikia kaip nors užbaigti, nes už šito darbo mezgimo grupėje dalyvauju vasaros iššūkyje. Tai norėtųsi ir pabaigti per vasaros iššūkį. Man kažkaip pastebėjau, kad lėlytės neriasi sunkiau negu kažkokie gyvūnėliai, bet aš noriu tų lėlyčių nunerti, tai bandysim kažkaip nerti. Tai vat, tai čia buvo. Ir nepaminėjau, kad šios lėlytės aprašymas yra lietuvaitės. Tai yra smagu nerti ir palaikyti lietuvių kūrėjas. Tai čia buvo viskas, ką norėjau parodyti jums su siuvinėjimu. Na ir prieš atsisveikinant norėčiau jums paminėti, kad atsirado dar viena mergina, kuri filmuoja video. Tai būtų Gitana. Aš paliksiu nuorodą jos kanalą
Aš paliksiu nuorodą į jos kanalą, tai būtinai nueikit, pažiūrėkit jos video, siuvinėja labai gražius darbus ir sugundė netgi mane įsigyti rinkinukų, nes jau matot arba pastebėjot, kad pirkinukų susijusių su siuvinėjimu buvo ganėtinai seniai ir jų jau nebėra tiek daug, nes, tiesiog nerasdavau, kas man patiktų, bet pamačius jos siuvinėjimą tigrą, tai vau, kaip gražiai atrodo, tai noriu ir aš tokio ir ne tik. Tai kviečiu pas ją užsukti ir pasekti. Tai viskas. Jeigu turite kokių pastebėjimų, klausimų ar ką nors norite man parašyti, parašykite komentaruose, stengsiuosi į visus atsakyti. Parašykit, kaip jums sekasi vasarą siuvinėti. Man vasara yra kaip tik tas siuvinėjimo metas, nors dabar to kaip ir kryžiukuose neatsispindi, nes aš, kaip ir minėjau praeitam video, man atrodo, tai grįžau prie knygų skaitimo ir dabar man reikia vis daugiau laiko, tai siuvinėju truputėlį mažiau negu seniau. Tai atsisveikinsiu su jumis iki kito mėnesio ir tikiuosi, kad turėsiu jau bent vieną pabaigtuką, ką jums parodyti, arba bent 2. Tai iki kito karto, ate.